Tai treneri, pirmiausia sveikinimai su pergale, kokios pirmos emocijos, kokios pirmos mintys apie šios dienos rungtynės? Mintys su pirma, geros, laimėjom Kauno derbį, kol kas 1-0, smagu. Ta pergalė mums yra svarbi, aišku, kaip ir kiekviena pergalė sezone, tikrai tuo džiaugiamės. Manau, tikrai tas mūsų žaidimas kol kas sezono pradžioje, tai sakyčiau, kokybės prasme tikrai nėra tai, ko mes norim. Ypač kalbant apie gynybą, kadangi abi rungtynės tikrai, mano nuomonė, leido varžovam pelnyti per daug taškų. Tai sakyčiau, nėra mūsų identitetas, bet smagu, kad laimėjom. Tai šiek tiek galbūt ir vyrukam daugiau to tokio tikėjimo, tiek savim, tiek dalykais, kur darom ir galų gale potencialo, reiškia, turim tikrai nemažai, bet šiandien sakau, tikrai emocijos geros, bet iš kitos pusės gynyboje tikrai labai daug problemų turėjom viens prieš vieną gynyboje ir atkovoti kamuoliai. Omega atkovo 203. Su mūsų antropometrija, su mūsų dydžiais, tai yra, sakykime, mano nuomonė, tai to negali būti. Mes vėlgi turim tikrai didelę sudėtį, aukštus žaidėjus, atletiškus ir kol kas neatliekam savo darbo tveriantis kamuolius, bet talentingi vyrukai, protingi, manau, įsiklausys, treniruoti irgi ekstra darbą ir manau, šitų dalykų sutvarkysim sezono eigoje, bet kur tobulėti yra tikrai dar daug vietos. Šiandien irgi turėjom tokias permainingas rungtynės, varžovai tikrai ne kartą pasivijo ir iki 2 taškų ketvirtajam kėlinyje, bet kažkaip pavyko jums išgyventi, ką parodo apie komandos charakterį, tokie momentai. Žinot, apie charakterį, aš su dauguma iš tų vyrukų dirbu 2-3 metai, kai kuriais ar ne. Vėlgi, šitais dauguma vyrukų laimėjom jaunimo Eurolygą ir ten eilė rungtynių buvo, kur mums reikėjo demonstruoti charakterį, grįžti iš, sakykime, atsilikimo ir mes tą padarėm. Tai jų charakterių nebejoju nei kiek. Tiesiog norėtųsi eiti daugiau į tą kokybę, išvengtų bangavimų ir sukontroliuoti rungtynės. Šiandien vėl varžovai pakeitė gynybos sistemą ir kol prisitaikėm užtruko laiko. Tai aišku, jaunimas suprantama, bet sakau, turim tą padaryti greičiau, bet dėl charakterio jie tą charakterį turi, man eilę kartų yra įrodę ir aš kaip treneris tuo nebejoju. Man dabar reikia, sakau, kaip sakyti, išsireikalauti dalykų, ko mes norim, ypač gynyboje. Ir aišku, faktas, kad puolime taip pat turim daug savo sistemos, sakykime, tų momentų suprasti, ką norim žaisti, kada norim žaisti ir prieš ką norim žaisti. Gražų žodžiai apie savo komandą. 2-0 sezono starte. Kiek svarbu komandai pradėti sezoną sėkmingai ir ką tai rodo apie jūsų komandos pasiruošimą, visą galbūt vasaros procesą, kad pradedat 2-0 sėkmingai ir kol kas be pralaimėjimų? Sakau, smagu, ypač kai nežaidžiam, sakykime, to gero krepšinio laimėti, kadangi tai parodo potencialą ir reiškia, yra kur dirbti. Tai čia iš esmės irgi nėra blogai, kadangi turbūt dauguma komandų sezono pradžioje nežaidžia geriausio krepšinio. Tai jeigu dar pavyksta pasimtos taškelius, tai yra smagu. Vyrukai, žinot, jie jaunėja, dauguma jų žaidė jaunimo rinktinėse, dauguma treniravosi individualiai tiek su manim, tiek su kitais treneriais. Tai manau, mes kalbant apie formą, vėlgi, fizinio rengimo treneriai daro gerą darbą, mes jau ruošiamės nuo rugpjūčio vidurio, tai dėl tos formos fizinės ypač aš esu pakankamai ramus. Jie yra pasiruošę, yra sportavę, sakau dabar, kokybė, kurią jaunimui yra ypač sunku, kaip sakyti, išmokinti, bet talentingi žaidėjai, reikia tik laiko.